Sveiki! Šiandien noriu papasakoti, kaip patekti ir ką pamatyti garsiuosiuose Florencijos Bobolių soduose, kurie yra įėjus pro šitos vartus, už šitų didžiulių rūmų, kurie vadinasi Palazzo Pitti. Bilietų kasos yra ten, bet ne tik, yra dar 3 įėjimai, apie kuriuos vėliau papasakosiu. Aš esu Rūta, Florencijos gidė, gyvenu jau čia 30 metų, Italijoje, Florencijoje ir gidauju jau 15 metų. Sekite mane Instagrame, jeigu patiks šitas video, spauskite like. Dažnai klausite, kur yragi tas sodas Boboliai. Iš tikrųjų čia pat, o ten, mato, tolumoje yra Ponte Vecchio, o ten yra jau Pitti rūmai, už kurių yra Bobolių sodai. Einat per senąjį tiltą Ponte Vecchio ir einat tiesiai šitą gatvę ir atsiduriat prie Pitti rūmų. Jeigu jūs atvykote į Florenciją bent 2 dienom, optimaliausia aišku būtų 3, tai jūs galite nusipirkti bilietą, taip vadinamą 5 dienų, bet aišku jį galite ir trumpiau naudoti, kuris vadinasi Passepartout 5 Days, kuris jums suteikia teisę aplankyti Uffizi galeriją, šitos rūmus Pitti, Bobolių sodus ir dar kelis muziejus. Tas Passepartout bilietas, matot, kainuoja 40 eurų. Ir įeina Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino Boboli ir dar iš tikrųjų yra ten archeologinis muziejus ir Opificio delle Pietre Dure, pusbrangių akmenų muziejus. Giardino Boboli atidaro nuo 8:15, išskyrus pirmą ir paskutinį mėnesio pirmadienį. Uždaro, žiūrint, kada jūs atvyksite. Žiemą yra, matot, lapkritis, vasaris 4:30, vėliausiai uždaro vasarą nuo birželio iki rugpjūčio mėnesio. Jūs galite, aišku, eiti ir į Palazzo Pitti, nusipirkę atskirą bilietą už 16 eurų. Atskiras bilietas į Bobolį irgi yra 10 eurų. Arba jūs nusipirkat kartu Bobolį ir Pitti ir išnaudojat jį per 1 dieną, jeigu atvykote trumpam. Patys Pitti rūmai yra labai svarbus, čia yra labai daug muziejų, kaip rodo šitie plakatai ant jo. Čia yra iš tikrųjų tai 6 muziejai. Ten matosi fontanas, už kurio ir prasideda tie garsus Bobolių sodai. Į šitą muziejų paprastai nebūna kilometrinių eilių, kaip kad į Uffizi galeriją, taip kad nebūtinai pirkti bilietą online, mokant dar plus 3 eurus. Įeinate, čia yra patikra. Florence Card, tiesa, jeigu jūs nusipirkat kortelę, kuri suteikia teisę į daug muziejų, tai jums reikia įėjus tenais nueiti ir ją validare, kaip sako italai, patvirtinti. O čia yra metal detector patikra. Jau Pitti rūmų kieme, Cortile di Ammannati vadinasi. Šitame pastate gyveno ne tik Pitti giminė, bet ir garsus Medičiai, Toskanos ir Florencijos valdovai, Lotaringai Habsburgai. Ir paskui gyvens netgi karalius 5 metus. Įėjimas į Bobolių sodus. Keliauju. Žemi laiptukai. Florencijos panorama. Labai dabar geras laikas aplankyti sodus. Balandis, gegužė, idealus metas iš tikrųjų. Ir anksti ryte tai yra nuostabu. Tokia gaiva, paukšteliai, žmonių dar mažai ir nekaršta. Čia yra planas šitų visų sodų. Viskas labai gerai aiškiai sužymėta, visi objektai. Ir yra labai faina, kad pažymėti atstumai. Kiek yra, matot, eiti 5 minutės, iki aukščiausio sodų taško 12 minučių. O iki pat galo, toliausio, tai yra 14 minučių. Yra dar įėjimai keli į šitą sodą, matot, Porta Romana įeit galima eiti ir iš Via Romana gatvės, Analena vadinasi, įėjimas ir išėjimas kartu, iš tikrųjų, įėjimas ir išėjimas. Ir dar vienas yra čionais, palei šitą tvirtovę, kuri nepriklauso sodui, jinai yra už jo. Ir vadinasi Belvedere, Bardinės Belvedere yra tvirtovė. Ko būtinai nepraleiskite, tai yra amfiteatrą jūs ir taip matysit, nes jūs įeinat čia, iš tikrųjų esam čia, prie šito žemėlapio, jis yra čia.
Būtinai pažiūrėkite grotą Buontalenti, nors dažniausiai tai jis uždarytas, bet matosi per tas grotas. Grotas matosi per grotas, truputėlį sviestas sviestuotas. Grota di Madama, dar mažesnis grotas, irgi uždarytas, bet matosi gražios skulptūros už jos. Cafe House galima. Taip pat būtinai užlipkite prie Neptūno baseino, fontanas ten yra. Ir gražiausia dalis, man bent jau, tai yra šitas Giardino del Cavaliere, nes atsiveria nuostabus vaizdas, todėl kad čia yra 20% pakilimas reljefo. Ir gražios kalbos aplink matosi. Taip pat praeikite šito alėją, šitą didelę kiparisų, nueikite iki pat žemutinės dalies, pažiūrėsite į Vasca dell'Isola, toks didžiulis baseinas su skulptūromis, ir Limonaja, oranžerija. Taip pat dar yra ir šitas botanikos sodas labai gražus. Kodėl šitie sodai iš tikrųjų tokie garsus? Todėl, kad tai yra pirmas Giardino all'Italiana pavyzdys, tai yra pirmas senovinės parkų architektūros pavyzdys. Gimė šitie sodai 16 amžiuje, kai Medičiai nusipirko šitos rūmus iš Piti giminės 1550 metais ten apie maždaug. Už Kozimo pirmojo žmonos Eleonoros iš Toledo kraičių pinigėlius buvo nupirkta. Tai noriu pasakyti, kad čia nesitikėkit gėlynų su Olandijos tulpėmis, čia bus gana viskas kuklu, graži architektūra, skulptūros ir gyvatvorės. Čia yra amfiteatro pieva su granitinė romėniška vonia ir obelisku atvežtų iš Romos, bet kadaise romėnų parsivežtų iš Egipto, iš Luksoro. Dabar aš einu į viršų, bet įjungsiu greitą režimą, kad taupyti jūsų laiką. Užlipau iki Neptūno prūdo ir čia gražus vaizdas atsiveria jau. Žiūrėkit, mes buvom ten žemai, bet lipsiu dar aukščiau. Užlipau jau gana aukštai iki skulptūros, kuri simbolizuoja gausybę, laiko varpas kviečių ir turi gausybės ragą. Pasukau į dešinę, lipsiu dar vienais laipteliais. Užlipau į aukščiausią šito sodo vietą. Tuoj eisiu pro tuos vartus, bet prieš tai norėjom parodyti panoramą, kuri atsiveria į Florenciją. Ten tolumoje driekiasi miestas. Einam į Giardino del Cavaliere. Nuostabus grožis. Čia yra porceliano muziejus, kuris dažniausiai būna uždarytas. Kartą tik mačiau atidaryti. Bet pažiūrėkit, koks čia visur grožis. O čia mus pasitinka beždžionių fontanas. Matot, ten yra beždžionės, čia yra amūras. Vaizdai į aplinkinės kalvas. Matosi kur ne kur pilaitės pasiturinčių florentiečių. Visur labai gražiai žydi rožės. Yra beje Florencijoje ir rožių sodas, nemokamas. Čia matosi dalis viduramžių sienos, kuri kadaise juosė visą Florenciją. Ir leidžiuosi žemyn. Pagreitinsiu viską ir eisiu į kairę paskui. Ten. Yra po kairę tualetai. Yra iš tikrųjų 3 tualetai. Čia įeinant vienas tam yra ir paskui dar sode pačiam yra. Tualetas, kurį jums rodžiau, yra čionais, matot, nusileidus iš to riterių sodo. Dar yra tualetas čia, prie amfiteatro ir yra iš karto pačio rūmų kieme, ten, kur yra įėjimas kontrolė, kai praeini. Aš dabar atėjau į šitą kaštainių pievą, numeris 5. Kastanijo kaštainis, bet kaštainių liko labai mažai. Žiūrėkit, ten keli kaštainiai tik tai. Buvo labai daug, bet greičiausiai juos reikėjo nukirsti. Galbūt apsirgo. Čia yra skulptūra Igor Mitorai. Matot, veidas suskeldėjęs.
Čia irgi vaizdas į miestą yra ir į pačius Piti rūmus, tiksliau ne visus, į Meridianą, tą fligelį žemą, kur yra kostiumų galerija. Labai įdomus muziejus, kas domisi mada. Sodininkas. Daug darbo iš tikrųjų jiems čia. Įsivaizduokit, 32 hektarai. Pegasas. Šitoje aikštelėje vyksta vasarą įvairūs vaidinimai, koncertai, spektakliai. Prie tos Kaštainių pievos nesileiskite čia žemyn, o iškart pasukite iš tuos krūmus. Nes daug kas praeina, norėjau parodyti vieną įdomų dalyką, kad čia yra tokie kaip du kupolai. Nemaži, matot, dengti molinėmis plytomis. Čia yra šaldytuvai, kai dar nebuvo elektros amžiaus ir čia buvo laikomi maisto produktai, nes čia yra šalčiausia, sakykime, šiaurinė dalis. Ten matosi Florencijos gražuolė katedra. Florentiečiai giriasi, kad jie išrado ledus 16 amžiaus pabaigoje. Tai man labai patinka galvoti, kad jie buvo pagaminti čia, šitose ledainėse. Ghiacciaie vadinasi, yra ledas itališkai. Bernardas Buontalentis pagal tradiciją vietinį tikėjimą tokį pagamino Medičiams ledus. Rašyta, kad nemindyti žolės, bet iš tikrųjų yra kitos vietos, kur gali laisvai atsigulti ir yra tos vadinamos area piknikų vietos. Ir čia gražuolis Libano kedras auga. Bet čia nesileidžiam, einam ten ir paskui pasuksim į dešinę. Didžiąją Kiparisų alėją leisimės. Nuolydis čia yra leidžiantis tą Kiparisų alėją 20%. Ką padarysi, leidžiamės, bet iš tikrųjų paskui kilsime kitais takais, kuriuos tuoj parodysiu. Vadinasi Viottolone arba didžiulė alėja. Leistis tai gražu, bet jeigu labai karšta, tai jūs tada, žiūrėkit, matot, yra šoninis nusileidimas. Per visą tą alėją eina perimetru, tiesiog leidžiasi pavėsyje. Aš nusileidau iki pusės tos alėjos, ten dar man gabaliukas liko iki to didelio baseino gražaus. Čia jeigu eiti į dešinę, tenais yra labai gražus botanikos sodas. O jeigu eiti į kairę, yra Fontana di Mostaccini. Einam, parodysiu, kas ten yra. Čia esame faktiškai sodo riboj, siena, ta viduramžių, kurią matėm iš aukštai. Ir čia yra toksai kanalas mini padarytas su tokiom kaukiam, monstriukais. Tai dėl to Mostaccini, matot, turėtų iš tikrųjų bėgti vanduo iš šitų burnų. O kam jie buvo reikalingi, ne tik, aišku, čia ne tik dėl grožio, čia yra, matot, yra gyvatvorė, tokia siena, akmens ąžuolo ir laurų tankiai supinta. Reikalinga gaudyti mažiems paukšteliams, nes juos priviliodavo vanduo, be to maistas, ir paskui tos paukštelius išgąsdindavo ir jie įlįsdavo į tuos krūmus. O krūmai taip supinti, kad atrodo ranjaja, kas vadinasi čionais vietoje voratinklis, voratinklinės gyvatvorės. Ir jie faktiškai, tie paukščiukai įkliūdavo ir paskui amen jiems. Jie paskui patekdavo į Medičių lėkštę. Dėja. Grįžau į tą patį didįjį taką, bet dabar eisime į priešingą pusę, į botanikos sodą.
kaktusų, kaip gibėjų. Žiūrėkit, liepos. Jau tuoj žydės. O dar tik tai gegužio vidurys. Kaip pasikeitė klimatas ir Italijoje. Beje, po visą sodą yra išbarstytos va tokios kėdės, arba kėdė, arba toks kaip šezlongas. Gali ją patraukti, jeigu saulė ten į šešėlį, arba dirgčiai patraukti į saulę. Išėjau iš aukštutinio botanikos sodo. Dabar eisiu vėl į tą pagrindinį kelią ir leisiuosi žemyn. Na štai, buvau ten, aukštai, dabar nusileidau į žemutinę sodo dalį ir kas čia mane pasitinka, ogi ožiaragiai. Labai jau į ožius panašus. Labai daug skulptūrų ir augalų citrusinių, kurie jau ištraukti iš oranžerijos, kurią paskui parodysiu. Ir čia yra Džambolonijos vandenynas, Oceano vadina italai. Čia yra kopija, nes originalas yra muziejuje Bardželio ir 3 alegorinės figūros vyrų. Galite eiti po to į Limonają, Lemon House. Tenai gilyn ir į dešinę. Parašyta visur neliesti vaisių. Citrinas mėgsta pačiupinėti, kai kas mėgsta ir nusiskinti. Barbijūnai žydi. Medičiai turėjo labai daug veislių, apie 200 veislių citrusinių. Bergamotės, kedrynai, dideliai greipfruktai. O čia jie buvo saugojami, jos ką tik išnešė, matot, tuščios lentynos dabar, bet didžiulė iš tikrųjų Limonaja. Išeinam iš Limonają, einam ten į patį viršų. Faktiškai grįžtam į vietą, kurioje ir pradėjome. Daugmaž parodysiu. Išėjus iš Limonają, tiesa už jos, va čia kylant į viršų, yra toks va pasažas, leidžiasi žemyn. Čia yra išėjimas arba įėjimas. Dar vienas vadinasi Ingreso Analena, iš kurio galima išeiti, jeigu labai jau pavargot, nusibodo. Arba galima įeiti iš Porta Romana gatvės. Parodysiu tuoj, kaip atrodo tas exit entrance Analena. Nusileidus, iš tikrųjų ten yra gatvė, Via Romana, ir čia irgi bilietų kasa, praeini ją, gali nusipirkti visur. Analena vadinasi todėl, kad čia yra grotas. Dar vienas, tokia niša su skulptūrom 2. Adomas ir Ieva. Adomas atrodo nelabai patenkintas. Ieva, ta ranka man tai taip grėsmingai atrodo, ant galvos uždėta. Atseit prakeikta diena, kai aš tave sutikau. Ir ten toliau einate į sodus. Kylate. Prie oranžerijos dešiniai išeitumėte. Uždusau. Kultūra ir menas reikalauja aukų. Ten yra flygelis naujausias. Pitti rūmų, vadinasi Palacina di Meridiana, nes čia yra pietus, Meridian. Ir čia toliau yra tualetai, kam reikia prieš keliaujant į tolimesnės sodo vietas, nes dar reikia pažiūrėti mums didįjį grotą, Grota Bontalenti, kaip vadinama, ir Grota di Madama. Tualetai. Netoli pagrindinio įėjimo jie yra.
ir prie šito amfiteatro, kurį jau rodžiau. Praėjus rūmus, truputį nusileidus, čia dar viena rodyklė yra ir parašyta, kad Cafe House. Cafe House. Kadaise čia buvo kavinė, kur lotaringai Habsburgai, Florencijos valdovai po Medičių mėgo sėdėti, žiūrėti miesto panoramą ir gurkšnoti arbatą arba kavą arba karštą šokoladą. Sodas, bet nelabai vertas dėmesio. Ten nedidelė skulptūrėlė. Na ir miesto panorama. Beje, jei norite, galite iš tikrųjų pakilti viršų, va ten va kamputyje, kur paskui už tų medžių yra tvirtovė, bet jinai yra už sodo ribų, bet ten jūs iš tikrųjų galite išeiti iš sodo į praaukštutinį išėjimą, įėjimą ir eiti į Bardinį sodą. Nes bilietą, kurį jūs nusiperkat, parašyta, kad galioja ir į Bardinį sodą. Matot, yra Giardino Bardini. Taip, kad neišmeskit jo bevaikščiodami šito sodu. Ir šiaip turėkite bilietą, nes jį reikia laikyti iki pat jūsų vizito pabaigos. Arba jūs galite neiti į Cafe House, nes iš tikrųjų, jeigu laiko mažai, nelabai įdomus objektas, bet būtinai nueikite į Grotte Medici. Ir ten bus išėjimas. Ten Grotte Medici, Grotta Buontalenti, o į kitą pusę Grotta della Madama. Dzeusas sėdi, reguliuoja trafiką. Madamos grotas yra ten, tai tokia mini pavėsinė su stalaktitais, bet aš jums labiau patarčiau nueiti į Grotta Buontalenti. Jie laiptukai, nusileidi, arba yra liftas tenai tuose krūmuose, jeigu esate neįgalių vežimėlyje. Liftas parašyta tik tai neįgaliems. Iš tikrųjų, čia tik tai pusę aukšto nusileisti, matot, ten grotos už jo. Bet aš einu laiptais, ačiū Dievui, įgali. Skamba varpai Florencijos bažnyčių. Buontalenti grotas, 16 amžiaus architektūra ir skulptūros, Medičių herbas, kamuoliukai. O čia yra iš tikrųjų išėjimas į Bobolių sodus iš jų privataus koridoriaus, kuris prasideda kitoje upės pusėje, toli senamiestyje, senjorijos rūmuose ir toliau tęstusi iki pat jų buveinės, čia privatus jų pasažas. Čia yra manierizmo šedevras, pažiūrėkit, koks grožis ant sienų, piemenukai, bukolinės scenos, taip pat gyvūnija, augalija nutapyta freskose ir tos kempinės pūnė itališkai, ne tie stalaktitai. Čia yra ne viena net patalpa, o ten dar dvi yra sekanti ir paskui ten toliau, kur yra Džambalonijos Venera, ką tik po pirties. Kampuose Mikelandželo kopijos skulptūrų, belaisviai vadinamieji, jie yra muziejuje. Įsivaizduokit, kaip kadaise, kur va tas va dabar kupolas ir ta skylė, ten buvo akvariumas su žuvim ir kaip šviesos atspindžiai gražiai apšviesdavo šitą grotą, kur Medičiai ilsėdavosi ir gaudydavo vėsą karštą vasarą. Prie grotų yra šitas labai juokingas nykštukas, bet apie jį papasakosiu mano ekskursijose. Išeinu. Išėjimas ten, kur parašyta, matot, exit, pro tuos vartus. Na kągi, išėjome į kiemą pagrindinį, ten buvo įėjimas į sodus, baras yra, tualetai norint. Tikiuosi, šitas reportažas mano miniai bus jums naudingas, kaip orientuotis Bobolių soduose. Geros dienos visiems ir iki galbūt susitikimų Florencijoje. Mano Instagramas yra atrask_Florencija. Facebooko puslapį turiu Atrask Florenciją ir paskyrą Rūta apie Florenciją.
Ciao. Arrivederci galbūt.